Vilutės ir paskutinis šio vakaro skaitovas Juozas Šikšnelis. Pirmiausia, sakau, bibliotekininkas, nes esam bibliotekoje, o tada jau prozininkas, dramaturgas, vertėjas. Labiausiai tai man patinka jo proza, kur yra detektyvas ir dar istorinis detektyvas, bet ir visa kita yra gerai. Juozas Šikšnelis. Sveiki, nuo pat Klaipėdos visų kelių. Geriausias skaitovas tarp Lietuvos rašytojų Rolandas Rastauskas mane instruktavo, kaip reikia elgtis su mikrofonu. Bet aš vis pamiršau visas instrukcijas. Dabar jeigu jų negirdėsit, tai išvilkite. O vakar turėjo būti antras, šiandien esu šeštas. Bet savo norų. Nenureitingavo manęs giedų. Ir šiandien, kadangi paskutinis, tai skaitysiu naktinį tekstą. Visgi paskutinis esu, o ne dieninį. Galima štai. Galima. Tekstas vadinasi kaip tapti žvaigžde. Kaip žinia, dabar Lietuvoje yra šimtai būdų tapti žvaigžde. Čia vienas būdas subalansuotas rašantiems rašytojams. Rašytojas Benediktas J. pavardė autoriui žinoma, bet jinai nesiriša su žinomu Januševičiumi. Leido tėviškė atostogas, tarsi smiltis pro pirštus, nesuvokdamas, kur dingsta valandos, dienos, savaitės. Džiaugėsi vasarą ir plėškiu žvilgsniu stebėjo gamtą, vildamasis praturtinti tėvyninę literatūrą analogijomis iš vargšių gyvenimo. Gamta nesidavė taip lengvai aprašoma. Šiugždėjo sudžiūvę stagarai, šiureno sausi, be laiko pageltė lapai, dangus skambėjo giedra, bumsėjo ir tiško į žemę kriaušės. Jas puolė širšės, vapsvos, kamanės ir musės. Pastarosios neaplenkdavo ir rašytojo, kai šis drybsodavo kamake po kriaušę. Atostogos būtų prabėgę šį bei tą rašinėjant ir viliantis, o kiekviena eilutė verta Nobelio premijos, jei ne keli atsitikimai didžiai suneraminę garbų į rašytoją. Gulėjo vieną dieną mėgstamoje vietoje po kriaušę, virškindamas sočius pietus ir kurdamas naujus siužetus, kai taku pro šalį pražingsniavo giminaitis, nekreipdamas dėmesio į būsimą premijų laureatą. O valandos tuo pačiu taku pracimbino vėjo perpučiamą kaimynę Bobulencija Ona, kuri visada gražiai sveikindavosi su J. Šiandien vietoj to garsiai pirstelėjo, apsidairė ir žvilgtelėjo į kaimyną lyg į tuščią vietą. Kaipgi šitai sugirdėjo krūtinėje. Tegul aš ne Marcinkevičius ar Parulskis, bet sveriu 100 su viršum kilogramų ir ne tik skaitančioje visuomenėje, bet ir erdvėje užimu tam tikrą vietą. Baisu pasidarė, kai už pusmetrio nuo rašytojo galvos nutūpė žvirblis, rūpestingai pasikūreno plunksnas, pačiškavo tiesiai į ausį ir nuskrido savo. Tada suvokė, kad jo nepastebi ir katinas, musės, netgi nuo kiekvieno vėjo gūsio gausiai krentančios kriaušės nepataikydavo į rašytoją. Jeigu čia, Dievo pamirštam kampelį manęs nepastebi, tai kas kalbėti apie literatūrinio panteono papėdę, kur stumdosi, grumdosi minios ištroškusių šlovės, užtryps lyg mėšlo vabalį, baimingai gūžtelėjo Benediktas. Ir žmona kažkodėl ryte nepabučiavo, dar neseniai pradinukai, raudami očiačiavo leliajimų mokyklėlę, sustodavo ir chorų šaukdavo: labryt rašytojau, kažin kaip dabar parūko Benediktui. Tad atsistojo darželį lyg bronzinis Cvirkos monumentas be akmeninio pjedestalo ir laukė. Čiauškiantys vaikai artėjo, sustojo, kažką tarp savęs pasišnabždėjo, rašytojo širdis ėmė salti, tada pasigirdo sutartinis: ožys, darželiai ožys, duok jam iš akmenio. Benediktas J. nėrė į atvašymus. Dėl viso pikto paskambino į redakciją leidinio, kuris neseniai spausdino jo romaną, ir tiesiai šviesiai paklausė: ar žinot, su kuo šneka? Anoje pusėje visai nesutrikęs jaunos moters balsas atšovė: žinau, kad nesu Cicinu, Radžiu ir nesu Merūnu, kitų iš balso nepažįstu. Beliko nugribsti į užmarštį, lyg tavęs nebūtų buvę, lyg Benediktas J. tebuvo pripučiama lėlė, kol oras užpildo tuščias ertmes, tol visi tave mato, vadina gerbėm, kviečia susitikimus, nori draugauti ir taip toliau. Bet kažkas prakiurdė gumą, rašytojas subliuško ir baigėsi legenda. O perkūnais trenkė kumščių į krūtinę Benediktas: aš dar gyvas, kodėl nematot? Nerasdamas lengvesnės išeities, rašytojas ėmė ieškoti virvės.
Vėl butelio ieškai, suriko baisingų balsų žmona, tarsi vyras stovėtų už 300 metrų. Pasikartų su tuo savo gėrimu, pasirašė nuosprendį pati ir lyg niekur nieko nusiplovė rankas. Matėjo iš tualeto. Kelias atgal atkirstas, liko rasti padorę virvę, vietą ir virvę, ant kurios pakibęs neapsideštum kulnų ir neiškištum iki kelių pajuodusio liežiuvių. Tegul sugniuždytas Benediktas rengėsi gyvenimą palikti oriai ir karste pasirodyti visų savo netremiamų grožių tiems, kurie moka įvertinti. Oriam išėjimui reikėjo tinkamos vietos. Miško medis netiko. Lyjant rūgštiems lietums, mediena darosi nepatvari. Bet to ilgiau pakibojus, ėmus skleisti specifinį kvapą, susirinks miško žvėrys ir pakels balių, kam krūtinėlė, kam šlaunelė, o kam nosis tų visų žandų. Nukabinus net Holivudo grimuotojas nieko negalės pagelbėti, kad grąžintų pirmykštį rašytojo žavesį. Ūmai toptelėjo ąžuolas, augantis prieš namą, gamtos paminklas, ant tokio ir pačiam negėda pasiūbuoti ir kitam pasiūlyti, nes viena legenda skelbė, kad jis neva sodintas Vytauto, o kita Jogailos, trečia legenda, kad abiejų. Antraštės laikraščiuose turėtų skambėti: depresijos apimtas literatūros žygis rastas ant Vytauto, Sauskarviuose Jogailos ar abiejų, sodinto ąžuolo šakų. Ir tautiška ir didvyriška. Nuspręsta. Susirinkęs negudrę mantą, jau kėlė koją ant ešafoto, kai kelią pastojo kaimynė žmona. Prašytojau, gal galėtum paskolinti virvę, nieko kito neliko, tik pasikalti. Narkomatas anūkas pensiją atima, iš namų veja, jums rašytojams bepigu, visi pažįsta ir dar pinigų gauna. Duokš rašytojų bobai virvelę. Pamanė Jot. Ar dorą darbą atliksiu, jeigu padėsiu jį pasikarti? Valstybiniu mastu taip, nes vieną pensiją pabedinskį neįsutaupysiu. Socialiniu irgi, nes pametusiam viltį žmogui nedėra atsakyti. Svarstė rašytas, mėčiodamas iš rankos į ranką rytinį sintetinės virvės, kurie visai nebūtinas ūkiškas muilas, nes yra savaime slidi ir jeigu tikėt reklama gali išlaikyti porą šimtų kilogramų. Prie mano 100 pridėjus Bobulencijos kaulų maišelį bus apie 100. Užtat kokios laikraščių antraštės, išeidamas rašytojas pasiėmė su savimi ir ištikimas skaitytoją. Ar moki skaityti Oną? Paklausė Benediktas, bet atsakymo neišgirdo. Už tai pajuto skausmą sėdmenyje. Atsigręžęs priešais išvydo bobutės anūką narkomaną. Niekšė, nori atimti mano kaifo šaltinį, turi panukėlis rankoje kratydama švirkštą. Atiduok virvę ir kitus brangius daiktus, tau neprireiks, nes užkrėčiau AIDS. Ką? Per laukus, miškus ir klonius nuskardeno pilnas nevilties ir siaubo klausimas. Džiaukis, kvaily, atrėmė Onos anūkas. Dar ne vienas rašeiva Lietuvoje neserga AIDS. Išties, kaip mat sumetė Benediktas, jis teisus, antraštės skelbs. Rašytojas serga AIDS. Pražudingas virusas prasiskelbė ir į tėvyninę literatūrą. Juk tai puikus suprato jo ir vos neišbučiavo Bobulencijos anūko, bet persigalvojęs iš glaudžių kišenės ištraukė nuo žmonos paslėptą šimtinę. Lengva širdimi įsiskyrė su ja, vakaryčio pridėdamas pauksuotą rankinį laikrodį Korsu. Juk mane dabar versi didžiausias pasaulio kalbas, sumojo ir tarsi ant sparnų paspodė namo, kur tarturi gniaužydama samtį nekantravo pati. Pietus aušta, kur trankais, brangioji, ką tik tapau žvaigždė, nes mane apkrėtė AIDS, sušuko Benediktas, o žmona atsukusi nugarą burtelio beprotis.